netgi patys neproblematiškiausi augalai sulaukia mūsų dėmesio. To dėmesio jiems tiek galbūt net ir nereikia, bet mesgi negalime jais nesirūpinti, nes mums tai tiesiog patinka. Kviečiu pasivaikščioti su manimi po mano gėlyną ir pasižiūrėti, kokiems augalams aš šiuo metu skiriu padidintą dėmesį. Rožės nužydėjo, aš jas nukirpau, ne visas dar, bet kurios žydėjimą baigė, jau nukirptos. Levandos buvo sutvarkytos pavasarį ir dabar puikiausiai atžėlė, smarkiai žydė. Šermukšnelapė lankstūnė baigė žydėti. Dar kai kur yra nepražydėjusi žiedų, kai kur žydintis, o kai kurie jau štai šitaip visiškai nužydėję ir tapę nebegražus rudi. Lankstūnėje aš nukirpsiu nužydėjusius žiedus ir daugiau jai dėmesio šiais metais nereikės. Pavasarį aš ją išgenėsiu. Vijoklinė rožė irgi baigė žydėti. Iš šitos pusės visiškai nužydėjo. Iš šitos pusės dar yra keli žiedai. Reikia man šiemet apsispręsti, ką aš nukirpsiu, ką paliksiu. Manau, gal pabandysiu palikti kokią vieną šaką su tokiais naujais ūgliais. Priminsiu, kad aš šitą rožę išgenėdavau tokiu būdu. Nukirpdavau visas atžydėjusias šakas, o naujas šakas, tokias kaip šita, naujai išleista šakas, jinai išleido visiškai čia iš apačios. Dažnai išleidžia iš stiebo šono, čia yra šakelė išleista iš stiebo šono. Tokias palikdavau, o tokias šakas iškirpdavau visiškai. Šiemet, sakiau, padarysiu eksperimentą ir paliksiu kokią vieną kitą šaką su tokiais šiųmečiais ūgliais ant tų pernykščių šakų. Štai čia matau leidžia ūgliukus. Žiedynus šitus nukarpysiu ir pabandysiu palikti. Labai sunku ją uždengti žiemą, jinai yra labai spygliuota. Jeigu daug šakų priaugina, aišku, ją galima laikyti labai didelę, čia yra rambleris ir ją galima tiesiog visą šitą kampą uždengti būtų jos stiebais. Dėmėtligė neatspari, pradeda sirgti viena pirmųjų. Ir šiemet vėlgi, kadangi oras drėgnas, dėmėtligė pasireiškė gana anksti. Nupurškiau aš ją, bet jau ligos, aišku, aš pristabdžiau šiek tiek ligą, bet visiškai išvengti jau nepavyko. Skroblas. Paprastas miško skroblas. Aš jį auginu tokiu nedideliu medeliu, formuoju. Šį pavasarį jisai buvo persodintas iš kito gėlyno galo į priekį. Čia prie namelio arčiau, kad aš jį matyčiau visame gražume, nes toje vietoje, kuris augo, buvo užgoštas vasaros vidury kitų augalų aplink augančių ir aš jo nematydavau, negalėdavau prie jo prieiti net apgenėti. O apgenėti, norint matyti visą jo grožį, reikia gana dažnai. Matosi, kaip jisai leidžia naujus ūgliukus, šakeles naujas. Tai šiaip tai jisai visą vasarą praktiškai gali leisti ūgliukus. Jeigu viršūnėlę prikerpam, jisai netrukus pradeda iš pažastukų leisti naujas šakas, užtat jį labai lengva formuoti, jisai labai greitai atželia, išleidžia daug šakų ir galima gana nesunkiai pasidaryti tokią formą, kokias reikia. Pušys yra čia, jau esu minėjusi, miško pušys, dvi pas mane auga, čia viena iš jų. Vis dar nenukirpau viršūnės, čia buvo nulaužyti pumpurai, susidarė ūgliai. Ir jisai jau vėl man prikrovė štai šitiek ūglių. Tai jeigu aš jį paliksiu kitai vasarai, tai čia bus šepetys. Žodžiu,
Šitą visą tikrai aš nukirpsiu ir netgi galvoju, ar nenukirpsiu iki čia, nes šita va tuščia vieta man irgi nelabai patinka. Žodžiu, vis dar mąstau ir vis dar galvoju, ties kokiu vaizdu čia apsistoti, apsispręsti. Čia vat kita pušaitė, aš jai viršūnę birželio mėnesį nukirpau. Ir dabar aš jai formuosiu kitą viršūnę. Kažkodėl gelsta galiukai. Tas man nelabai patinka, tiksliau visai nepatinka, bijau, kad čia nebūtų kokia nors liga. Bet žiūrėsiu, stebėsiu, jeigu tai natūralus procesas, tai viskas baigsis gerai, o jeigu ne, tai imsimės priemonių. Čia Leonardo da Vinci. Pagedęs truputėlį nuo lietų, kurie prieš tai buvo, bet kažkaip tai galvojau, kad lietus praėjo ir šitie sausi šilti orai padės žiedeliams atgauti. Ne tai, kad atgauti, bet nebegesti toliau. Ir pasirodo nieko panašaus, jie jau pažeisti ir atrodo negražiai, nors tokie jie skleidžiasi tik dabar, tik pradės skleistis, bet vis tiek atrodo nekaip. Iš toli žiūrint vaizdas normalus, nieko labai baisaus, bet iš arti tai, nekas. Tokie jau čia šiemet orai. Hortenzija Vimstret. Jau visiškai sukrovusi žiedus, viena šakelė pradėjusi žydėti, kitos jau irgi po truputuką. Labai graži šita hortenzija. Ir aš dabar žiūriu ir galvoju, ar jos lapai neturėtų būti šiek tiek tamsesni. Gal čia jau chlorozė pasireiškia. Reikės gal truputį ją papurkšti geležies turinčiomis trąšomis. Turiu tokių purškiamų. Kiek bandžiau ant kitų augalų, labai neblogai padeda. Šita gėlyno vieta pavasarį patyrė šiokią tokią transformaciją, nes atsisakiau vienos labai gražios suruolės, kuri augo štai šitoje vietoje, o šita suruolė augo štai čia. Bet jinai buvo jau gana masyvi ir užstodavo man hortenzija Polestar. Ta suruolė, kurios atsisakiau, augo labai didelė. Gana nemažai prisisėdavo ir, žodžiu, keldavo man problemų, nežiūrint to, kad buvo labai graži. Tai ją aš padovanojau tiem, kas turi didesnius plotus gėlynams, o šitą suruolę, kuri augo prie Polestar, perkeliau į tos anos vietą. Tai čia dabar atsirado toksai truputėlį lyg ir ne visai užpildytas lopinėlis, bet jisai užsipildys netrukus, kadangi čia auga seslerija, dar ašuotė čia paaugusi bus rudenį, gana jau nemaža tikriausiai. Na ir jeigu matysiu paskui, kad dar čia man tuštoka vieta, ką nors įsodinsiu, nes mano gėlynas yra užpildytas gėlynas, tuščios žemės čia neturėtų būti. Čia yra Hortenzia Living Touch of Pink. Jinai buvo pernai apgenėta, kaip aš ją apgenėjau, galėsite pamatyti, nuorodą įdėsiu. Pradeda jinai žydėti gana anksti, bet šiemet, kadangi buvo pagenėta, tai tas žydėjimas šiek tiek vėluoja. Šiaip kitais metais jinai jau žydėdavo. O šitoje vietoje pernai buvo pasodinta nedidelė gaura. Gaura buvo išauginta mano iš sėklos ir pasodinta čia. Labai tikėjausi, kad jinai peržiemos, nes anksčiau mano augintos didelės aukštaūgės gauros peržiemodavo. Bet po šitos šaltos žiemos, kuri buvo pernai metais, neperžiemojo nei aukštosios gauros, nei mažosios šitos. Bet geras dalykas tas, kad jos gerai sėjasi.
Dėl didelių gaurų aš neabejojau, jų visada pas mane pilna prisisėja, dėl mažųjų truputėlį abejojau, ar jos gerai sėsis, bet pasirodo pasisėjo. Ir maždaug toje pačioje vietoje išdygo naujas daigelis ir dabar auga naujas augalas. Čia išaugusi Veronika, pasisėjusi matyt kažkada. Kažkada auginau Veronikas, va šitam gėlyne, jos tarp kitko labai gražiai atrodė. Irgi taip kupsteliais buvau pasodinusi per visą gėlyną. Bet žydėjo gražiai pirmais metais, antrais metais žydėjo šiaip sau, trečiais metais praktiškai jau nebesimatė normalių žiedų. Puola labai amarai, krūmeliai nususę gavosi. Ir panaikinau, aš jas atsisakiau. Tai dabar kai kur išdygsta dar, jos turbūt prisisėja, dar yra kažkur, tai buvau palikusi vieną kitą ugliuką, tai nuo jų turbūt ir prisisėja. Čia yra rudeniniai astriukai, šviesiai violetiniai, tokie lyg ir su ružavumu, lyg tai violetiškumu. Juos aš norėsiu išdauginti irgi, nes rudenį man kažkaip trūksta būtent tokios rožinės spalvos. Rudenį mano gėlynas labai būna spalvingas. Čia būna ir daug oranžinės, vyšninės spalvos, geltonos aišku atsiranda, kadangi žoliniai augalai pagelsta. O va tokios rožinės, violetinės spalvos man kaip ir trūksta, tai pasisėjau tokius astriukų šviesiai violetinių. Čia yra viksva, labai didelė viksva, pusė šitos viksvos aš esu pasodinusi ten už namelio, paskui nueisim, pažiūrėsim, kaip jai ten sekasi augti pavėsyje. Ten irgi yra eksperimentas, nes žoliniai augalai pavėsyje nelabai mėgsta augti. Galiu pasakyti kol kas tik tiek, kad nenumirė, žiūrėsiu, kaip ten bus ir kitais metais. Čia Leonardo da Vinci. Viskas tas pats kaip ir su Ana, tik tais tiek, kad jinai šiek tiek aukštesnė. Prieš tai rodyta Leonardo da Vinci net neišleido tų tokių didesnių ūglių. Nežinau, kas ten jai nepatiko. Bet manau, jinai pagalvos ir paskui išleis. Va štai čia sužydėjęs lafantas jau gana stipriai. Daug žiedų jie išleidžia, ilgai labai žydė. Tai vat, jeigu reikia spalvinės kažkokios spalvinio akcento, vat, būtent tokių violetinių alyvinio atspalvių, tai daug geriau yra naudoti, sakykime, lafantus, negu tas pačias Veronikas. Štai čia dar irgi išaugusi viena Veronika pati. Kažkada čia buvo pasodintos rožinės Veronikos, bet jos iš vis pas mane prastai augo. Ir aš jas... Aš jų nenaikinau, jos pačios iš manęs išėjo. Kartais dar išdygsta viena kita. Ir vat, po to, kai man neišėjo reikalai geri su šitom Veronikom, aš nusprendžiau, kad nereikia ieškoti ko nepametus. Ir pasinaudojau to, kas jau buvo mano sode. Tai yra lafantais, kurie labai puikiai dauginasi, labai puikiai žydi. Ilgai žydi, visiškai neproblematiški, kartais tik tais apačioj lapai pagelsta. Jeigu čia, kaip čia yra priekyje, nors šitas iš vis jisai čia priekyje, taip sakant, ne į temą, aš jį greičiausiai iškirpsiu, nes jisai čia per didelis gėlyno pradžiai, priekiui gėlyno, bet kol kas yra. Tai vat apačioj lapeliai ima gelsti, bet čia irgi labai nesudėtinga, taip praeinu, taip brūkšteliu, tie lapeliai nukrinta, jie toj pat apačioj nukritę paruduoja ir paskui patrešia žemę. Jeigu jau man bado akis tas geltonumas, aš va taip padarau ir viskas. Na ir pažiūrėkime, kas šitoje zonoje pasikeitė, kas paaugo, kas nepaaugo. Matau, kad pradės netrukus žydėti rudeninės anemonos. Rudeninę anemoną nusipirkau užpernai rudenį.
Pernai jinai man neblogai paaugo ir aš ją išdalinau ir išdauginau per visą gėlyną. Laukiu dabar žydėjimo, žiūrėsiu, kaip atrodys. Dar čia auga maumedis, va tik už didesnių augalų. Paprastas europinis maumedis, kanadinė cūga, kurią persodinau pavasarį. Galime prieiti pasižiūrėti, kaip jinai jaučiasi. Truputį gelsvoka jinai, šiaip jau būna labai gražiai žalia, smaragdiškai. Bet čia iš apačios paimsiu šakutę, kur pavėsyje būna. Štai tokia jos yra spalva, kita pusė yra šviesi, o kai jinai gauna daug saulės, tai jinai pasidaro truputėlį gelsva tokia. Kai kurios šakelės šiek tiek padžiuvo. Šita, va ten, matau, irgi tokia padžiuvusi. Bet iš esmės pakenčiamai jinai čia atrodo. Čia problema yra ta, kad jinai gauna labai daug drėgmės. Ir aš bijau, kad tos drėgmės jai gali būti per daug. Nes šita vieta yra gana žema. Šitas mano gėlyno kampas. Bet už tvarelės kaimynų, va toj vietoj iš vis būna toks ežerėlis, kai labai stiprus lietus palyja. Ir va šita vieta drėgmės gauna labai daug ir dar jinai čia šiek tiek užsistovi, kai būna stiprus lietus. Tai manau, kad dėl tos priežasties alyva, kuri vat auga už plukės, pernai prastokai atrodė, lapeliai buvo tokie nedžiaugsmingi, šiemet jinai dar prasčiau atrodo. Lapeliai pageltę, mažučiai visiškai, prastai auga, viršūnėliai irgi net pageltusi. Tai jeigu dar metai kiti tokių drėgnų orų, tai bijau, kad jinai čia iš vis nusibaigs. Pažiūrėkime, kaip atrodo langsva Little Princess. Ja aš sodinau pavasarį, pražydėjo jinai, gana greitai peržydėjo, bet dabar žiūriu vėl žiedukus sukrovus naujose šakelėse, pradės žydėti ko gero antrą kartą. Prilenkiau dvi šakeles, vat vieną čia, kitą iš kitos pusės, užpyliau žemėmis ir jinai įsišaknydys, tada aš ją persodinsiu gėlyno čia į priekį. Vat jinai bus kažkur vienas kupstelis va čia, o kitas tenai. Šiuo metu, kol dar neturiu šito augalo, tai pasodinau ašuotės dvi. Žolyčių visokių yra tame mano gėlinėlyje, bet kai žiūrim va taip va iš toliau, aš gėlyną paprastai mėgstu žiūrėti iš toli, tai tos piktžolytės, kai kurios šiandien išlenda, man labai netrūdo. Kai aš vaikštau ir įdėmiai žiūriu į gėlyną, žiūrinėju, kokie yra augalai, kaip jie auga ir panašiai, žinoma, kad aš pastebiu. Bet štai tokius dalykus. Asiūkliai mėgsta čia paaugti, visokie kitokie žolinėliai, kurių čia neturi būti. Va čia man panašu labai Veronika. Tai aš jį paliksiu šitą augaliuką. Bet ten matau Veronika irgi išdygusi yra. Veronika augo va čia, aha, dar ir žydi šiek tiek. Va čia buvo baltos Veronikos ir žydros. Žydrų jau nebematau, o baltos yra ir amarai. Skrustelės, amarai, Veronikas labai mėgsta. Levandos pas mane šitos vat seniai čia auga, o vienas labai didelis kupstas buvo va tenai už cūgos. Jo ten praktiškai nesimatydavo, tai aš šiemet šitą didžiulį kupstą, ten jau nežinau kiek ten metų tam kupstui, tiesiog padauginau, išdalinau ir išsodinau įvairiose gėlyno vietose, nes noriu, kad levandos man matytųsi. Tai va, vienas kupstelis čia pasodintas, 3 ar 4, jau net nebežinau, kupsteliai pasodinti. Va čia jau dabar nesimato, 4 kupsteliai. Čia aplink cūgą apsodinau. Dar viena čia hortenzija yra Vimsred. Štai Vimsred. Irgi išsiauginta. Čia auginsiu ją didelę, jeigu ana Vimsred ten priekyje gėlyno, kur rodžiau,
ją truputėlį stengiuosi laikyti mažesnė, nes jinai ten tokia truputėlį įsprausta tarp kitų augalų, tai šitai vietos čia yra. Ir aš noriu, kad jinai man iš toliau matytųsi, vat mano apžvalgos pagrindinis taškas tai yra terasa. Tai vat gėlynas yra toks, kokį aš matau iš terasos. Jeigu man iš tos vietos kažkas nepatinka, aš būtinai taisau. Ir aš noriu, kad vimsret užaugtų čia didelė ir matytųsi man iš terasos. Šitos hortenzijos turi potencialo, gali užaugti didelės. Aš ją tikiu ir manau, kad jinai manęs nepaves. Bet užduotis jai gana neprasta, nes jinai turi peraugti alyvą, polibin, kas yra nesunku jai, bet jinai dar turės peraugti ir va šitą kadagį. Na, kad jos žiedeliai kišotų šiek tiek ir iš jo. Na, kadagys nesnaudžia, bet vimsret irgi ne iš pačių mažiausių gali būti. Matysim, kaip bus. Visada mes kažko tikimės iš gėlyno, visada kažko ieškom, kažką keičiam. Ir dar noriu parodyti, kaip išdauginau sorą. Tuoj parodysiu, kur jinai augo. Jinai ir tebeauga va čia. Štai šitoje vietoje, tik aš ją gerokai sumažinau, nes jinai pernai buvo labai didelė. Sumažinau, norėjau išsidauginti ją. Tiesą sakant, čia vėlgi eksperimentas, nes aš visiškai nežinau, ar man patiks, kai jinai augs kitose vietose. Nors čia vienintelė tokia auganti irgi šiaip su atrodė, tokia truputėlį išsišokanti. Tai aš pasodinau dalį jos štai čia. Ir dar dalį tenai prie alyvos šitos. Va, dar čia dalis pasodinta. Sakau, kad lyg ir į 4 dalis dalinau. Štai čia. Ir štai. Va tenai matosi. Va ten. Jinai. Na, nežinau. Pasižiūrėsiu. Man labai patinka eksperimentuoti, tiesą sakant. Man truputį neužtenka vaizduotės, įsivaizduoti, kaip atrodys žydintis augalai, jo labiau kaip jie atrodys su kitais augalais, kaip tie atrodys tie deriniai. Na, tą įsivaizduoti, tai nežinau, čia reikia būti labai turbūt jau profesionalu dideliu. O aš tiesiog pasižiūriu, man norisi čia ir čia tam tikros spalvos, arba galbūt aš įvesiu čia tokią spalvą ir pažiūrėsiu, tinka, netinka, paskui matysiu. Tai mano kūrybinis procesas vyksta kažkaip taip. Na, jeigu augalų per daug, visada galima jų išrauti, pasimažinti. Kai trūksta, pasisodinti šiek tiek sudėtingiau. Čia dar viena rudeninė plukė, irgi jau sukrovusi žiedelius. Labai laukiu šitų plukių pražystant. Man labai įdomu, ko aš čia pridirbau. Ar man patiks, ar nepatiks. Plukės, jeigu jos irgi taip pat plinta kaip ir tos didžiosios, tai turėsiu vargo. Bet parodysiu, kokie rezultatai, kai būna plukė pasodinta. Štai šitoje vietoje augo plukė, kurią aš perkeliau va ten. Ten jinai perkasta šiemet labai silpnai auga, nes jinai tokia pati tokia kaip šita. Pernai buvo didelė, šiemet jinai mažytė, nes buvo persodinta. O va štai čia ašgi ją iškasiau, man atrodo, visą. Ir dabar pažiūrėkite, kiek jos pridygė. Ir perkeliau šitus irisus ten iš tos vietos į šitą. Ir pasodinau tą vietą, kur augo plukė. Tai čia aš jau ją išraudinėjau, iškasinėjau visą pavasarį, pusę vasaros ir jinai toliau man čia želia. Ir aš taip įsivaizduoju, kad žels jinai dar ilgai. O gal ir visą likusį laiką, nežinau. Tai ir sakau, kad plukės reikia prieš sodinant žinoti tokius dalykus. Ir galim dar trumpai užmesti akį į šitą kampelį, kas čia darosi už namelio. Bulvard puskiparisis
kelia man abejonių, niekaip nesuprantu, ar jisai gyvas, ar jisai miręs. Stovi taip ir stovi, augimo nematau, bet džiūt daugiau lyg ir nedžiūsta, gal kažkiek džiūsta daugiau, bet nekritiškai. Tai vat stovi ir stovi toksai. Dar nežinau, kas su juo bus, ar jisai išgyvens ar ne. Kol kas laukiu. Štai šitą viksvą, kurią, kaip minėjau, atkirtau nuo tos didžiosios. Na, auga jinai čia kažkaip, negali sakyt, ne taip džiaugsmingai kaip tenai, bet auga. Jeigu man čia jos labai didelės tokios kaip tenai ir nereikia, nes jinai čia labai išsišoks. Gvazdikėliai taip ir liko nepersodinti. Čia šitus gvazdikėlius planavau išnaikinti iš čia, išimti ir pasodinti kitus žydinčius, bet šitus gvazdikėlius padauginti ir pasodinti štai čia. Nes šitų spalva labai labai ryški. Labai ryški. Mane jinai vargina tiesiog, jie čia žydi. O tie gvazdikėliai kiti yra šviesiai rožiniai, bet vat iki šito darbo rankos dar nedaėjo. Nieko tokio, dar vasara nesibaigia, dar spėsim. Langsva Golden Princess nužydėjo, reikia nukirpti, kad jinai galėtų šakotis toliau. Jinai čia taip pavėsiukė auga gana lėtai, nėra jie čia labai geros sąlygos, bet man didelio krūmo nereikia, tai aš ją čia laikau, jinai mane visiškai tenkina. Ir spalva būna labai artima vat, šitam rūgerškiui. Ir nebūna jinai tokia geltona kaip ant saulės. Pažydi dar rožiniais žiedeliais. Tai viskas čia puiku. Alyva šitoje vietoje atrodo geriau, daug sveikesnė, nors vis tiek lapai matau, kad gelsta kažkaip keistai. Ir va ten va aprudavę lapai netgi, o taip pat kaip ir va čia. Kažkas nelabai jom čia. Nelabai jos čia gerai jaučiasi, paprastos čia alyvos, ne kažkokios tai skiepytos. Na, bet vis tiek norisi, kad augalas jaustųsi gerai. Eglutė konika buvo, bet vienoj pusėje pavasarį kažkiek tai parudavusi, žiūriu dabar viršūnėlė irgi. Kažko tai ruduo, šitą viršūnėlę labai tanki. Aš ją arba pagenėsiu nukirpdama dalį, va taip va, arba iš vis praretindama. Nes jinai čia tokia biški per. Visiškai netaisyklingai jinai pas mane auga. Tokie va visokie. Na, nėra ko iš jos norėti, nes jinai buvo kažkada kalėdinė eglutė apipurkšta dirbtiniu sniegu. Tai va, po to, kai jinai buvo čia pasodinta, labai gerai atsigavo, palyginus su tuo, kaip jinai atrodė, tai čia dar labai gražiai. Nežiūrint to, kad užpildytame gėlyne piktžolių neauga labai daug, bet čia auga daug daugiamečių augalų, daugiamečių gėlių, dekoratyvinių augalų. Visi jie reikalauja vis tiek nuolatinės priežiūros. Vieni augalai perauga, kiti augalai nužydi, treti nudžiūsta nedaug dievė, ar dar kažkas atsitinka. Tai šitų augalų be priežiūros mes vis tiek negalime palikti, karts nuo karto mums vis tiek reikia prie jų prieiti, ne vien pasigrožėti, bet jiems padėti augti taip, kad visi būtų gražūs ir laimingi.